Iš tikrųjų, tai aš galvoju, kad vedėjas tam tikrą prasme yra vienas svarbiausių žmonių vestuvėse, kita vertus tai yra pats nesvarbiausias žmogus. Nes vestuvės bet kokiu atveju tai yra jaunųjų šventė, tai šitoj vietoj jie yra patys svarbiausi, o vedėjas iš principo yra reikalingas tam, kad žmonės turėtų tam tikrą užsiėmimą, kad žinotų, kas po ko vyks, kad jeigu žmonės matai, kad nuobodžiauja, jie tiesiog turėtų tam tikrą užsiėmimą, kad ar tai šokių pamokėlė, kad tai pajudėtų, pašoktų, juolab ypač vakaro pradžioje, ar ne? Be galo sunku prisiversti pirmam pradėti šokti, ar ne? Tai šitoj vietoj, tarkim, vedėjas gali padėti, paskatinti, tiesiog pasikviesti, šiuo atveju, tarkim, aš galiu pasiūlyti šokių pamokėlę. Tai vedėjas iš principo yra tam tikra prasme vakaro koordinatorius, bet jis tikrai nėra svarbiausias. Aš pasakyčiau, galbūt mano klientas tikrai nėra tas, kuris švenčia kaimo sodybose ir nori tradicinių tų vestuvių, kuriuose kariami piršliai ir panašus baisus dalykai vyksta, ar ne? Iš principo tai mano klientas yra tas, kuris nori šiuolaikiškumo ir nori pamiršti tai, kas buvo seniau baisu. Apskritai vestuvės man kaip tokia šventė, ko gero, yra viena gražiausių, kadangi aišku, norėtųsi, kad tai būtų vienintelė šventė apskritai žmonėm, kurie tuokiasi, kad jie antrą kartą nereikėtų to paties ar nedaryti. Bet šiaip tai yra gražu, nes tai yra tėveliai, kurie labai jaudinasi visada tokiuose šventėse, ar ne? Tie patys jaunieji, kurie pasiryžta apskritai tokiam svarbiam žingsniui. Čia vis tiek yra tam tikros tradicijos, tas pats namų židinio perdavimas. Tai tiesiog tai yra šventė, kuomet žmonės ir pašoka, ir pasilinksmina, ir pabendrauja. Dėl to jos man labai patinka. Tai nėra eilinė šventė. Tai iš tikrųjų yra ko gero gražiausia šventė apskritai.